Ramūnas Mikalauskas, Telia mobiliojo tinklo vadovas. Jisai rūpinasi kokybiško ryšio infrastruktūros plėtra ir tiki, kad interneto prieiga gali būti integruota į techninius projektus taip pat natūraliai kaip elektra ar vandentikis. Tai yra bendras operatorių ir viešojo sektoriaus rūpestis. Sveiki visi, ačiū už pristatymą. Žinau daugiau negu aš apie save. Tai pradėsiant kolegų iš Ukrainos tematiką, taip pat ryte ryšio gavimo tarybos pirmininkės tematiką, norėčiau pasidalinti, su kokiomis problemomis iš tikrųjų gyvena operatoriai. Visi operatoriai, manau, kokius siekius turim, kokius planus. Ir kaip matome, kokias turime galimybės, kaip galėtume vystytis toliau, kad viskas vyktų sklandžiau, geriau, greičiau, nes problemų tikrai turime, situaciją žinom irgi kokią geopolitinę turim ir visokių kitokių kliūčių, tai manau, kad turime konsoliduotis, veikti kartu išvien paprasčiau, greičiau ir sparčiau. Tai prieš dalinantis visais iššūkiais, manau, kad reikia nuspręsti, pasidalinti, kokius siekius turi visa rinka, mobilūs operatoriai, valstybė ir kiti. Tai per daug, kaip sakau, naujienų čia galbūt ir nėra, bet 5G technologijos vystymasis, turbūt dabar visi mes koncentruojamės, jeigu buvo pirmas 5G etapas non-standalone tinklas, tai dabar kalbame apie standalone, tai yra visiškai savarankišką 5G tinklą. Pirmos užuomazgos 6G tinklo, tai iš tikrųjų tai 6G tinklas yra vystomas 5G standalone tinklo pagrindu, tai mes dar jo palauksime, manau, kokį bent jau 5-7 metus, tai kaip minimum, ir po to po truputėlį išjudėsim į priekį. Taip, sekantis etapas svarbus, ką ir minėjau prieš tai kolegos, tai yra kibernetinis saugumas, turim ginti, saugoti savo tinklus, infrastruktūrą, nuo pažeidimų tiek fizinių, tiek programinės įrangos, tai yra didelės grėsmės, turime būti visiškai šiuolaikiškai atsparūs ir naudoti tas visas ugniasienės ir kitus sprendimus, kurie aktualūs šiai dienai, nes rinka labai greitai keičiasi, atsiranda nauji būdai, kaip užvaldyti ar pažeisti tinklą, tai šitoj vietoje irgi delsti negalima. Toliau apie tinklo vientisumą kritinėmis sąlygomis ir ne tik kritinėmis sąlygomis, truputėlį pakalbėsiu vėliau. Žalio ir tvaraus ryšio tematika, jinai aktuali, tai žinom, kad mobilūs ryšiai iš tikrųjų savo energetinę prasme, jie yra daug labiau vartojantys energiją negu fiksuoto ryšio tinklai, tai šią tematiką manau, jinai dar vystysis daug metų, tiek žiūrint iš suvartojimo energijos pusės, tiek įgalinant naudoti tvarius atsinaujinančius šaltinius. Taip ir paskutinis turbūt mūsų didžiausias siekis, čia visai neseniai valstybės lygiu išplatintas idėja ir siekis, kaip mes turėtumėm atrodyti Lietuvoje su spartomis, kokie greičiai, kokios mūsų siekiamybės, tai būtent, kad šias siekiamybės ir pasiekti, tai mes gal apie viską pakalbėkime iš eilės ir matysime, sakysim, kur mes galime, ko mes negalime ir su kokiais iššūkiais susidurime. Tai tokia gal truputėlį apkrauta ir sudėtinga skaidrė, bet jinai iš tikrųjų labai informatyvi, daug ką pasako. Tai pagal tai, kokius reikalavimus šiai dienai turime, ar ne, jeigu mes norim 27 ir 28 metais turėti 100 megabitų srautą, tai atvirai kalbant yra apie 1,5–2 kilometrai turėtų būti iki bazinės stoties atstumas. Kitai žodžiai kalbant, tai yra tai, kad su žemais dažniais, ką mes šiai dienai turim 700, 800, 900, mums tokių spartų, kokie yra siekiai pasiekti, nepavyks. O tam mums reikia įdarbinti aukštesnius dažnius. Bet kaip visi žinome, kuo dažnis aukštesnis, tuo jos sklidimo atstumas yra mažesnis. Tai norėdami pasiekti būtent tą 100 megabitų greitį visoje Lietuvoje, mums vienaip ar kitaip privalome įdarbinti 2,6, 2,1, 1,8 MHz dažnius, kurie yra skirti komercinio tinklo naudojimui.
Tai kaip ir viskas atrodytų labai neblogai, bet šiai dienai tam reikia didinti tankumą. Jeigu žiūrint bendrąją prasme, ar ne, tai tik tai pagrindiniuose miestuose šiai dienai, tas taip angliškai vadinamas terminas intersite distance, ar ne, arba atstumas tarp stočių, yra apie 700 metrų. Jeigu mes paimsime visos Lietuvos mastu, tai jau mes išlipam iš šito rėžio. Ir finale, kalbant tai, kad norint pasiekti tuos susibrėžtus siekius ir tikslus, mums reikia bent jau 1,5 karto padidinti bazinių stočių kiekį. Kitaip tariant, jeigu šiai dienai vidutiniškai, sakysim, operatoriai turi po 1800 bazinių stočių ar gal kažkiek mažiau, tai mes per tuos 3-4 metus, norėdami įgyvendinti šį siekį, mes turim pasiekti apie 3000. Nes kitu atveju fizikos neapgausi, bazinės stotie tas signalas vidutinių dažnių sklinda tiek, kiek jis sklinda, ir jeigu atstumas yra didesnis negu 1,5 kilometro, tai mes tos spartos, nežiūrint to, kad agreguodami tuos dažnius, mes jos ir nepasieksime. Tai, sakysim, jeigu atmetus investicinį patį klausimą, tai tų bazinių stočių galima būtų pristatyti, jeigu jų būtų galima pastatyti. Tai eliminuodami komerciją, mes dabar pasižiūrėkime, kokią problematiką turime statant tas bazinės stotis. Tai čia iš tikrųjų išvardinom pačias pagrindinės, sakysim, priežastis, dėl ko vienaip ar kitaip mūsų bazinės stotis užtrunka statymas, grubiai kalbant, apie 12 mėnesių. Čia 12 mėnesių, tai jeigu, sakysim, ant kažkokio egzistuojančio objekto, jeigu mes statome bazinę stotį, visiškai vadinamas greenfieldas, ar ne, lauke, tai praktiškai 2 metai ir daugiau. Ir kodėl taip yra? Tai yra iš tikrųjų biurokratiniai, nes patį bokštą pastatyti yra mėnesio laikas, ilgiausiai užtrunka, kol pamatai sudžiūsta, tai kad galėtum statyti. Tai čia tik tai tokia problematika, ar ne? Kiekvieną anteną tiek visuomenė, tiek viešasis sektorius dažnai mato kaip potencialią vizualinę taršą. Tai yra, vis tiek, antena yra antena, jinai matosi, tu ją gali slėpti kaip nori, jeigu norėsi matyti, tu ją visą laiką matysi, ar ne? Tai toliau kalbant, ar nesekantis turto valdytojų pasipriešinimas, visi žinom, kad tikrai ne visi, aš įsitikinau čia po savo paskutinių vizitų 24 metų iniciatyva susisiekimo ministerijos, iš tikrųjų labai šaunia iniciatyva, kai buvo pasirašytas 5G memorandumas tarp suinteresuotų šalių, buvo priimtas ir servituto įstatymas. Servituto įstatymas įpareigoja visų valstybinių objektų, įskaitant ir savivaldybių, įmonių, akcinių bendrovių URB, kurios priklauso valstybei, leisti operatoriams įsirengti bazinės stotis pagal tam tikrą formulę, mokant nuomos mokestį, bet nesukuriant kliūčių. Tai šiai dienai galiu atvirai pasakyti, kad praėjus jau 1,5 metų mes turime gal bendroji sumoje beveik per 3 operatorius, kiek maždaug žinom, kokias 4-5 sutartis pasirašiusias, kur mes pasirašėm servituto sutartį. Kitu atveju, maksimaliai yra vengiama šitos iniciatyvos, negana to, kad tenka važinėti ir per savivaldybės, tai didžioji dalis valdininkų net ir nežino šitos galimybės, kad iš viso yra toks įstatymas, kad jie kažko įpareigoti, o jeigu įpareigoti, tai jie ieško maksimaliai būdų, kaip šito dalyko, kaip sako, vengti, ar ne? Taip, dėl visų leidimų, ar nesekantį kliūtis, tai žiūrint, visos statybos vienaip ar kitaip susiveda į savivaldybės, ar ne? Tai savivaldybėse yra išrinkti žmonės, kurie atstovauja visuomenę. Atsiradus bent 1-2 iniciatyvinėm grupėm, mes iškart susidurime su problematika tai, kad jie atstovauja rinkėją, o rinkėjas visą laiką vienas ar kitas atsiras prieštaraujantis, jie nori būti geri, atstovauti bendruomenę ir taip toliau. Ir taip operatoriam automatiškai yra užkertamas kelias kažką pastatyti ir taip toliau. Sekantis yra draudimų parkų rezervatų problematika. Ten iš vis yra neįgyvendinami reikalavimai ir jokio susitarimo. Puikiai žinome Neringos savivaldybę, net ten yra nacionalinis parkas ir net ir būtiniausiams ryšiui, apart miestelių, kur mes ant egzistuojančių objektų turim, iš viso yra pastatyti 1-2 objektai, nors yra ištisos atkarpos, kur ryšio padengimo iš vis mes neturime nei truputėlio. Tai
Sekantis labai didelį Lietuvos dalis yra kultūros paveldo zonoje. Ir kultūros paveldo zonoje tai ne tik pats objektas, bet jeigu tai yra teritorija, tu turi derinti su kultūros paveldu. Jeigu paveldas, tai yra labai subjektyvu, kas tai yra vizualinė tarša, ar tai nėra vizualinė tarša. Ir sprendimai užtrunka mėnesius, pusmečius, vien dėl to, kad tu kažką galėtum suderinti ir važiuoti toliau. Privatus sektorius neišimtis. Privatus sektorius iš viso jokio suinteresuotumo nerodo. Jeigu ir susitari, tai paskui visa komercinė dalis auga geometrinė progresija. Tai tų iššūkių yra, mes susiduriam, dirbam, bet norėdami užtikrinti spartų vystymasi, tokios priemonės iš tikrųjų nėra geros ir viskas vyksta daug per lėtai. Taip, judant toliau, kokių mes iš tikrųjų sprendimų, galimybių matom, ar ne, tai supaprastintis leidimų tvarką. Tai čia yra vienareikšmiškai, kad pripažintas valstybinės svarbos objektas, kaip 5G tinklas, tu galėtų turėti supaprastintą tvarką. Piknaudžiavimo čia šiuo atveju nėra. Čia viskas yra dėl visuomenės, dėl gigabitinės visuomenės, kad žmonės, ką ir minėjo atstovai kiti, kad tai yra tam, kad galėtumėm naudotis būtinomis paslaugomis, kurios iš tikrųjų šiai dienai mūsų atveju kritinės. Jeigu tinklas dingsta, tai kartais vandens, kaip sakau, tas dingimas netrodo toks kritiškas, kaip neveikiantis mobilus telefonas, ar ne? Tai įgalinti valstybės bokštų infrastruktūrą, tai taip šiai dieną irgi tas dalinimasis tarp valstybinių tiek ESO, tiek ypatingai valstybinės sienos apsaugos tarnybų yra daug objektų. Sutinku, kad ne visur, bet tikrai yra vietų, kur galima būtų dalintis, bet kol kas yra viskas tik tai žodžiuose, ketinimuose ir ieškojimo galimybių, bet šitas klausimas jau yra iš tikrųjų linksniuojamas ne vienus metus, kažkokių sprendimų mes neradom. Toliau labai sveikintina yra iš tikrųjų Rein projektas visas kaip tiek šviesolaidžio prasme, tiek bokštų statyba, ar ne, dabar turim 25 pastatytus bokštus naujai, ateinančiais metais dar 60 pastatyti, bet tai to tikrai nebus gana. Kaip gana, yra taip, kaip yra, visa kita, aišku, turbūt operatorių atsakomybėje, bet žiūrint plačiau, tai ypatingai ant egzistuojančios infrastruktūros, tokie kaip vandenbūkščiai, jie yra dar likę nuo senų laikų ir jų būklė iš tikrųjų yra kritinė ir jų yra ne vienas ir ne 100 yra, kur paprasčiausiai norint kažką daryti, jie anksčiau ir vėliau vis tiek sugrius, ką mes turim Videniškių atvejį. Iš tikrųjų tai yra puikus iliustracinis pavyzdys, kai ateina laikas, vandenbūkštis sugriūva, o pastatyti alternatyvos nėra. Tai esmė, kad tai tu ne tik nesukuri naujos paslaugos, bet tu net pradedi bloginti, tai yra negali išlaikyti esamo tinklo lygio. Ir paskutinis turbūt momentas, kad, ką ir minėjau, tai yra, kad bendruosiuose planuose nusimatytumėm rezervatuose, parkuose ir ne tik būtent tas visas iniciatyvas, kur tas ryšys yra. Galima ieškoti sprendimų, kad iš tikrųjų tas bokštas būtų minimaliai matomas ir vizualinės taršos būtų minimaliai. Bet čia vėl, aš ką ir minėjau, reikalingas bendradarbiavimas ir ieškodimas bendrų sprendimų geranoriškai veikiant kartu. Taip, tai čia yra viena tema, kita tema, kurią visai neseniai dabar minėjo kolegos iš Ukrainos, tai yra apie tinklo atsparumą, tai yra vientisumą, apie viso sektoriaus atsakomybę. Iš tikrųjų, turbūt visi prisimena pernai metų Liepos 29 berods dieną, kai trečdalis Lietuvos liko be ryšio ir kiekvienais metais, aš sakau, turbūt gerai, kad tai tik tai audros pavidalo, neturim tai, ką mes klausėm visai neseniai, kai, sakysim, šiai dienai mes nesam pasiruošę normaliai atlaikyti bet kokio stipresnio tinklo sutrikimo globalium, Lietuvos mastu. Prasidėjus karui, ar ne, visi mes sujudome, kad taip yra negerai, visi bandėm ieškoti bendrų sprendimų, tikslų, bet kol kas vėl liko viskas tik kalboje. Tai aš noriu pasidalinti Estijos pavyzdžiu. Estijos pavyzdys puikiai rodo, tai yra būtent prasidėjus karui, ar ne. Jie 21 metais įgyvendino kaip ir įstatymą. Tai pati idėja yra tai, kad jie suvienijo jėgas ir
Ne tik mobiliam ir fiksuotam tinklui jie išleido įstatymą, kur mes turim užtikrinti tam, bet tas įstatymas, jisai buvo toksai pasvertas ir protingai, kur reikalingos investicijos, bet jos yra nekraštutinės, kur tu visko vis tiek vienu metu kritiniu atveju neužtikrinsi. Pagrindinė idėja tai, kad tai buvo orientuota, sakysim, į periferinę teritoriją, tai yra tai, kad tu periferijoje turi užtikrinti 6 valandas ryšį, miestuose, kur tu turi daugiau komunikacijos kanalų, tau užtenka 3, plus miestuose yra daug sunkesnė yra generavimo galimybė, ar net tik tai baterijos iš principo generatorių nelabai pastatysi, visą tai buvo atsižvelgta ir pasiektas iš tikrųjų neblogas sprendimas kartu suderinus operatorius ryšių reguliavimo tarnybą, jiem įvedė tokius reikalavimus, ar ne, tai aišku, Netflixo kritiniu atveju nereikia žiūrėti, aš kaip ir sakau, čia tikrai ne, bet skambučiai SMS tai yra pirmo būtinumo paslaugos, jos turi būti, jis turi būti prieinamos, apibrėžiamas lygis ir taip toliau. Pati idėja pagrindinė, kad irgi kritiniu atveju viso tinklo neužtikrinsi. Mes operatoriai paskaičiavom, kad šiai dienai yra 500 bazinių stočių operatoriui skirtų, kad tu galėtum normaliai teikti apie 95-98% teritorijos. Aišku, talpumai bus mažesni, galbūt pasiekiamumas paslaugos nebus 100%, bet kuriuo atveju tai mes turėsime pakankamai neblogą paslaugą, bent jau tas pagrindinės paslaugas. Taip, tai kokie tie generavimo galimybės, aš taip trumpai jau prabėgsiu, nes laikas į pabaigą yra, tai yra 3 būdai, arba stacionarus, arba mobilus generatorius ir baterijos. Tai visko reikia po truputį, nereikia nueiti vieną ar kitą kraštutinumus, tai kaip mes irgi matome, ar ne, tai pagrindiniai operatoriai gali susivienyti, čia pats tik ką ir padarė Estijoje, jie susivienijo, išrinko bendrus bokštus, kur yra visi 3 ir juos pasidalino dalimis, vienur įrengė vienas operatorius A, kitur B, C ir ta visa infrastruktūra dalinasi, nes paskui yra šitie mobilūs generatoriai, jais irgi galima dalintis, žiūrėti ir dėliotis, bet kuriuo atveju tam irgi reikia pasiruošti, nes būtent Liepos mėnesį per visą Lietuvą mobilūs operatoriai, aš taip primečiau maždaug, buvo apie 60 generatorių. Kai tu per visus 3 operatorius turi neveikiančias apie 600-800 bazinių stočių ir turi 60 generatorių, tai reikia pripažinti, stebuklų tikrai neįvyks ir tas būtent tinklo sutrikimo vienaip ar kitaip bus. Tai jeigu mes pažiūrėjom truputėlį gal detaliau, ar ne, tai čia tarp operatorių, lygiai taip pat yra valstybiniai svarbus objektai, kurie jau dabar turi generavimą. Tai tik apjungia mes bendras jėgas, pasidalinę bendrą atsakomybę visi, galime rasti tą bendrą kelią ir reaguoti ir būti pasiruošę, ką ir minėjo Ukrainos kolegos. Tai trumpai tiek. Laikas spaudžia, tai labai nesiplėsiu, nes čia temos yra labai plačios ir galima diskutuoti ilgai ir įdomiai. Ačiū uždėmesį.